Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina. Šiandien esu kartu su jumis savo virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kalbėsime apie želatiną. Gyvulinės kilmės želatiną ir augalinės kilmės agar želatiną. Tiesiog labai dažnai sulaukiu klausimų, kuom skiriasi, kaip naudoti ir su kuom valgyti. Tad geriau vieną kartą parodysiu, išsamei nei 100 kartų tą patį pakartosiu. Tiesiog manau, ši tema bus tikrai reikalinga. Kuom skiriasi gyvulinės kilmės želatina nuo augalinės kilmės agaro želatinos. Ir būtent apie tai mes dabar pakalbėsime. Pirmiausia, tai skiriasi konsistencija. Gyvulinės kilmės želatina yra dviejų rūšių, yra 3 rūšių. Yra lapelinė želatina, yra smulkesnė, nei čia mes turime, ir štai tokia labai rupi. Būtent čia labai rupi man tikrai nepatinka, kadangi ji, kol brinksta, turi labai specifinį kvapą. Ištirpdžius tas kvapas lyg pranyksta. Smulkesnė želatina to kvapo neturi, o agaro želatina neturi nei kvapo, nei skonio. Tai irgi didžiulis privalumas. Apskritai, būtent agaro želatina turi begalį privalumų ir apie juos mes dabar pakalbėsime. Šios abi medžiagos, tai yra želatinas, jos padeda mums kurti desertus, kur reikia stingdymo elementų. Tai yra kur desertai, želė desertai, tortukai su želė elementais, būna 3D tortukai, ar ne, kur galima piešti gėles. Taip pat mes galime daryti iš želatinos įvairius saldainius bei zefyrus. Vienas iš pliusų, būtent agaro želatina stingsta žymiai greičiau nei įprasta. Agaro želatina yra pagaminti iš kelių rūšių jūros dumblių. Kadangi tai yra augalinės kilmės želatina, ji yra plačiai naudojama veganiškoje ir vegetariškoje virtuvėje. Tad jeigu turime tokių klientų, arba mes patys esame veganai ir vegetarai, mes drąsiai galime naudoti agaro želatiną. Agaro mes galime tirštinti įvairius padažus ir žinoma desertas. Taip pat pagaminta želė iš agaro skiriasi nuo želės pagamintos iš gyvulinės kilmės, kadangi agaro želė nėra skaidri, jinai daugiau tokia matinė. Taip pat ji netirpsta burnoje. Pavyzdžiui, kai valgom gyvulinės kilmės želė, jinai lyg tirptų burnoje. Tad jeigu mes ir mūsų klientai mėgsta jausti burnoje tokios tirpstančios želės jausmą, tą skonį, tai žinokit, tuomet manau, kad pagaminta želė iš agaro jiems nepatiks. Dar vienas tikrai nemenkas privalumas, kadangi agaro želė stingsta žymiai greičiau nei gyvulinės kilmės. Kadangi agaras turi tokį greitą stingdymo procesą, tad mes desertus padarėme ir netgi galime valgyti juos dar šiltų. Pat yra labai gerai, kadangi agaras stingsta labai greitai. Ir žinokit, kas man patinka dirbant su agaru, kad jeigu karšta diena ir mums reikia patiekti į stalą želės desertus, tai žinokit, drąsiai darykite su agaro želatina, kadangi tokie desertai, žinokit, net karštoje dienoje jie netirpsta, jie nepraranda formos. Man buvo atsitikimas prieš kelius metus, tiesiog turėjau mugę, karštą vasaros dieną ir prisidariau želė desertų. Margų, gražių, su vaisiais, buvo viskas gražu, kol aukštai nepakilo saulė. Ir kaip bebūtų gaila, tuo metu neturėjau šaldytuvo, tiesiog nepagalvojau. Ir bestovint, saulė šviečia, laukia gražu šilto ir žiūriu, kad mano želės desertai tirpsta. Tad jau dabar turiu pamoką, kad jeigu karšta desertus daryti, ypač želės desertus, tik su agaro želatina. Žinoma, jinai yra truputėlį brangesnė, bet žinokit, verta turėti savo virtuvėje ir būtent agaro želatiną. Ruošimas šios želatinos, šios agaro želatino yra labai paprastas. Mums tai reikia nedidelį miltelių kiekį, ištirpdyti, tiesiog įmerkti, kad truputėlį pabrinktų, nedidelį kiekį šilto vandens. Taip pat, kad
agaras ištirptų, žinokit, reikia karštos temperatūros. Agaro želatina tirpsta prie 85 laipsnių karščio, pradeda tirpti ir jinai nebijo virimo, ko negalima pasakyti apie gyvulinės kilmės želatiną. Tad jeigu darome zefyrus, kurį reikia virti ilgai sirupą su želatina, tai žinokit, tik tai naudojam agaro želatiną, paprasta želatina, įprasta gyvulinė želatina, žinokit, mums to nepadarys. Taip pat galima agaro, jeigu darom iš šio želatino kokius desertus ir mums kažkas nepavyko, supylėme į formą, nepavyko ar ne, mes galime pašildyti tą želė ir, žinokit, vėl užšaldyti ir jinai vėl užstings. Ko tikrai negalime padaryti su gyvulinės kilmės želatina, kai ypač padarom želė. Kaip ir minėjau, reikiamą kiekį miltelių, pudros, mes tiesiog pamerkėme į šiltą vandenuką vos ir paskiau pilame mūsų brinkomą agar želatiną į karštą vandenį ir maišoma iki tol, kol mūsų želatina ištirpsta. Reikiama mums skysti, nepamirškite, kad agaro želatina pradeda tirpti prie 85 laipsnių temperatūros karščio, ne žemesnėje geriau. Sakau, nebijo verdančio vandenio. Agaro naudojimas yra labai paprastas. Irgi labai lengvai apsiskaičiuoja proporcijos. Jeigu aš noriu pasidaryti želė, daleiskim sulčių, 100 gramų sulčių ir ant šio skysčio, ant 100 gramų aš naudoju 2 gramus. Rekomenduojama 1-2 gramai, bet aš visuomet naudoju 2. 100 gramų skysčio, kad jį sustingdyti, man užtenka 2 gramų agaro miltelių. Noriu parodyti agaro želatiną, tiesiog štai tokia kaip pudra, labai smulki. Ir mes šiandieną kalbėsime apie augalinės kilmės želatiną, kuri yra labai rūpi. Yra smulkiau sumalta, jinai man žymiai geresnė nei ši. Tiesiog aš jos apskritai nemėgstu, naudoju labai retai, nebent pritrūkščiau geros želatinos. Kalbėkime apie gyvulinės kilmės želatiną. Kas tai yra ir su kuom jį valgom? Ši gyvulinė želatina yra išgaunama iš gyvūnų jungiamojo audinio baltymų kolageno. Kulinarijoje taip pat naudojama želatina, darome šaltieną ar nestingdama mėsą, netgi gaminame žuvį želėje. Taip pat galima puikiai ir pasinaudoti ir kitiems receptams. Taip pat galima ir želė desertukus pasidaryti ir žinoma tortukus, kur reikia želės. Jeigu perkame produktą, skaitome etiketę ir mes galime pamatyti, kad tas produktas turi gyvulinės kilmės želatiną. Tiesiog jisai yra žymimas E441. Jau tada paskaitę, mes etiketėje matome E441, žinome, kad būtent tame produkte yra panaudota gyvulinės kilmės želatina E441. Želatina yra parduodama milteliais, tokiom granulytėm ir taip pat galime nusipirkti lapelinę želatiną, kurią tiesiog prieš naudojant mes pamerkime į vandens vanelę, po to paimam, nusunkime ir ištirpdiname. Galime ištirpdyti mikrobangų krosnelį ar angarų vonelės. O miltelius brinkome labai paprastai. Tiesiog želatiną, reikiamą želatinos kiekį mes pamerkime į šaltą vandenį, išbrinkome, želatiną išbrinksta 2-3 kartus, jinai padidėja ir tada tą visą kiekį išbrinkusią želatiną mes kaitiname mikrobangų krosnelėje ar galime tai padaryti ant garų vonelės. Įstatę indą ant garų vonelės, nereikia jos išpilti į didesnį kiekį vandens. Kai išbrinkite želatina yra ištirpdinama, mes tuomet ją supilame į karštą vandenį, jokiais būdais neverdantį. Jeigu mes užveriame, žinoma, vandenį, mes turime palikti, kad jisai truputėlį pravėstų. Ir tuomet, kai pravės, bus tiesiog karštas, mes į tą karštą vandenį, pieną ar sultį supilame išbrinkytą gyvulinės kilmės želatiną. Gerai išmaišome, viską išmaišome ir galime supilti į indelius ir stingdyti. Ir taip pat dažnas klausimas, kokiamis proporcijomis mes galime dirbti su želatina. Tiesiog svarbu žinoti. Tiesiog reikia atsiminti, kad 10 gramų želatinos, gyvulinės kilmės želatinos arba lapelinės kilmės želatinos lygiai tiek pat 10 gramų. Su šiuo kiekiu mes galime sustingdyti pusę litros vandens, tiesiog 500 ml ir 10 gramų gyvulinės kilmės želatinos. Brangūs žiūrovai, aš labai stengiausi kuo išsamiau papasakoti apie gyvulinės kilmės želatiną ir augalinės kilmės želatiną. Tikiuosi, mano liežuvis labai nesipinė, nes pavadinimai labai panašus, želė, želatina. Aš labai stengiuosi viską padaryti aiškiai ir išsamiai. Ir labai tikiuosi, kad ši video pamokėlė jums yra naudinga ir vertinga. Taip pat, kaip visuomet, noriu padėkoti mano brangūs žiūrovai už jūsų laikus.
Kas kart pažiūrėdami video pamokėlę, jeigu jums patinka, aš manau, jums nesudėtinga paspausti like, o aš tuo metu matau, kiek žmonių pražiūri tą video pamokėlę ir kiek žmonių patinka tai būtent tos pamokos turinys. Taip pat ačiū, mano brangūs žiūrovai, kad jūs prenumeruojate mano kanalą, taip jūs padedate vystytis ir nepasiklysti kanalą YouTube'ės platybėse. Žinoma, smagu matyti, kai jūs, mano mėly draugai, brangūs žiūrovai, dalinatės mano video pamokėlėms savo socialiniuose tinkluose. Tiesiog ačiū, mano brangūs žiūrovai, kad visuomet esate kartu ir visuomet mane palaikote. Kaip visuomet sakau ačiū ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate. Ate.